Sveiki ožiaragiai, pasižiūrėsime, ką šis birželio mėnuo planuoja jums. Pirmoji korta rodo pagrindinę mėnesio užduotį. Ką jums dabar naudingiausia būtų daryti. Antroji korta rodo galimą klaidą arba neišnaudotą energiją arba kas vyksta blogai šiuo metu jūsų gyvenime. Ir trečioji korta rodo, kokius veiksmus geriausiai atlikti per šį mėnesį, kad įvykdytume skirtą užduotį. Taigi gavome tokį išdėstymą ir iš jo galime matyti, kad šiuo metu ožiaragiai jaučiasi kaip erelis pakirptais sparnais. Galbūt yra per daug pareigų, galbūt yra per daug darbų, per daug įsipareigojimų. Ir tas vargšas erelis, jisai nebepaneša jau ant savo kupros tiek daug, kiek jam yra uždėta. Ir mums reikia pasižiūrėti, kaip atlaisvinti dabar šitą naštą, kad jisai vėl galėtų skraidyti aukštai danguje. Taigi, pirmoji korta yra prerijų šunelis ir jisai mums kalba apie būtinybę sustoti, atsitraukti ir pailsėti. Ir šitas poilsis yra gyvybiškai būtinas, tai nėra prabangos poilsis, bet čia jau yra būtinybė. Būtinybė sveikatai, nes ši korta simbolizuoja senkančias gyvybinės jėgas. Tai matome užkrautą erelį ir dėl to silpsta ir taip pat ir kūnas. Todėl jeigu nesustosite šį mėnesį, nerasite laiko poilsiui, tai gali atsiliepti sveikatai. Taip pat šitą kortą gali reikšti, kad po tokio poilsio atsitraukus savo pasiėmus kažkokią tai laiką pailsėjimui, per tą laiką tos problemos netgi gali ir savaime išsispręsti. Taip kad nereikia pergyventi, kad jeigu aš dabar išeisiu atostogų, tai čia viskas sugrius. Taip nebus, netgi gali išeiti ir gerą darbuose. Taigi, ožiaragiams svarbiausia yra nugalėti savo darboholišką prigimtį ir leisti savo pailsėti. Erelis kaip tokia korta, jinai reiškia dvasios stiprybę. Ir šitoj pozicijoje, kuomet tai reiškia tam tikrą jūsų daromą klaidą, tai yra, kad jūs pamiršote, kokie galingi savo dvasia esate. Jūs pamiršote, kad esate erelis. Galbūt jūs savo darbe ar aplinkoje tiesiog elgitės kaip antis ar kaip višta ar panašiai. Tai ši korta jį liepia prisiminti, kad jūs esate erelis, kad jums yra skirta skristi aukštai, gyventi kalnuose ir skristi virš viso pasaulio. Galbūt ir šitoj situacijoje, tarkim, atsitraukus į poilsį, kaip prašo prerijų šunelis, jums verta, kaip ereliams prisiminus, kad jūs galite skristi aukštai, iškilti savo vizijose į viršų, susikurti didelę viziją, pakilti virš pasaulio, pažiūrėti iš toli, iš aukštai, į savo nueitą kelią, pažiūrėti iš aukštai į tai, kur jūs esate ir kur jūs einate. Ir taip pakilus, tada pamatysite, kur jums toliau eiti būtina. Taip. O sterblinė žiurkė, jinai papildo visą šitą mūsų išdėstymą tuo, kad ji yra puiki strategė. Ji sugeba apsimesti negyva, tuomet, kai mato, kad gali pakliūti
kažkam tai į nagus. Ir taip pat jinai primena, kad neverta per daug įsijausti į dramą, neverta per daug įsijausti į aukos vaidmenį. Ta prasme, tai, kad jūs suvaidinate auką, tai ir turi būti vaidyba, bet jūs neturite jaustis auka. Jūs galite paverkti savo bosui, kad kaip jums dabar blogai, kaip jums reikia atostogų, gauti atostogas, išvažiuoti ir iš karto nusimesti tą aukos vaidmenį. Tada prisiminti, kad esate erelis, kilti viršų ir žiūrėti, kur jums eiti toliau. Sterblinė žiurka taip pat primena, kad jūs turite teisę daryti tai, ką jūs norite, o tiksliau nedaryti tai, ko jūs nenorite. Kad jūs nesate niekam skolingas, kad jūs niekam nieko neprivalote, kad jūs turite pirmiausiai rūpintis savo dvasia, o ne kitų reikalavimais. Jums nebūtina gyventi taip, kaip kiti nori, kad jūs gyventumėte. Jūs turite atrasti savo galią, susigrąžinti savo vidinę erelį ir nebijoti gyventi taip, kaip norisi jums. Taigi to ir linkiu ožiaragio ženklo žmonėms – kilti aukštai, rasti savo kelią ir atgavus jėgas jau grįžti vėl prie kasdieninių darbų pailsėjusiems, jau žinantiems, kur jie eina, ką jie nori pasiekti ir kokiu būdu, su kokia strategija jie į tą pusę nueis.